Be jojimo neturėčiau gyvenimo prasmės. Šiandien mes filmuojamės su mūsų Kauno grūdų ambasadorė Justina Vanagaitė. Smagu čia pas tave, tik tai labai šalta. -15. Tai aš jau jį turiu 18 metų. Žiūrėk, iškart pasižiūrėk, kaip pakelės gražiai žiūri. Koks sakykas, tada žiauri. Lūpą matai? Ateip. Oi, geras. Oh my gosh. Taip. O kas kiek laiko tau jį reikia taip? Kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną. Kada pirmą kartą supratai, kad jojimas yra tavo ne hobis, o tavo kelias? Kuomet buvau antram kurse, atėjo krizė ir tėvai pasakė, kad jie išlaikys arba mane, arba mano arklį. Arba arklį parduoda, arba susiras darbą ir išsilaikyk pati. Aš kaip gavau pasiūlymą žirginę dirbti, trenerę. Pradėjau dirbti ir man žiauriai patiko. Atstovaujam Kauno grūdų įmonę. Viena iš vertybių yra judėti pirmin. Sportui tai labai artima, bet judėti pirmin nėra tik tai apie pergalės, tai yra ir apie kritimą, apie vėl pakilimus. Turbūt nėra nei vieno sporto ir nei vieno sportininko, kuris eitų tik į viršų. Aš stengiuosi nesifokusuoti ant tų nesėkmių, iš tų nesėkmių tu gali pasimokyti. Nu, ką dabar? O, puikiai. Nu, fainai. Palauk. Kur reikia išsilaikyti. Panašiai. Ne, nenoriu. Viskas. Saulytė, žinok, labai man smagu, ačiū. Aš jau pamačiau tą malonumą. Nu dar truputuką. Nenoriu. Eik, tu kaip profas. Pasitreniravom, dabar einam pavalgysim. Čia nėra, aš nesportuoju tam, kad aš sportuočiau. Aš gyvenu tam, kad jočiau.